Sveiki, su jumis sveikinasi šios rubrikos vedėjas Tomas ir dabar pasiruoškime kelionei laiku. Todėl, kad pirmiausia keliausime į praeitį, kur susipažinsime su robotikos istorija. Vėliau keliausime į Green Garage, kur mums papasakos apie robotikos praktinę naudą šiuolaikinėje žmogaus kasdienybėje. Tad keliaukime. Robotas tai aparatas, galintis atlikti tam tikras užprogramuotas užduotis. Modernaus roboto sąvoka pradėjo susiformuoti pramonės perversmo metu, kadangi tuo metu atsirado daugybė prietaisų, pradėta naudoti elektra ir todėl atsirado galimybė sukurti mažus kompaktiškus variklius, kurie galėjo teikti energiją šiems mechanizmams. Jau anksčiau, maždaug 400 metų prieš mūsų erą, buvo galima pastebėti robotikos užuomazgų, kai vienas garsus graikų matematikas Architas sukonstravo pirmąjį garais varomą paukščio mechanizmą. Kaip jau minėjau, patys robotai ištobulėjo per pramonės perversmą. Buvo kuriami specializuoti, galintys atlikti beveik bet kokius darbus, nuo detalių gaminimo iki mašinų konstravimo robotai. Jie pradėjo pakeisti žmones, kadangi jiems nereikėjo nei miego, nei užmokesčio. Jie pradėti masiškai naudoti. Yra ir tokių robotų, kuriuos galima netgi sumaišyti su žmonėmis. Vienas pirmųjų tokių robotų yra 1810 metais sukurtas vokiečių mokslininko Friedricho Kaufmano robotas karys, kuris galėjo groti trimitu. Vėliau, po daugiau nei 100 metų, japonų biologas sukūrė robotą, kuris galėjo judėti, vaikščioti, judinti savo galvą, net keisti veido mimikas, taip pat ir rašyti ir skaityti. Mano žiniomis, robotai pirmieji Lietuvoje atsirado 1970-aisiais, tai buvo industrinio tipo robotai, būtent gelbstinti žmogų. Kas visų pirma yra robotas? Robotas tai yra kažkokia tai mechaninis rengimas, turintis tam tikrą užduotį. Net ir čia ant stalo turime keletą skirtingų, robotų. Pirmiausia yra industriniai robotai, kurie tikriausiai išpopuliarino iš tikrųjų robotiką. Tai yra industriniai robotai, dirbantis tam tikrus darbus ir keičiantis būtent tą sunkųjį darbą, kurį atliktų įprastai žmonės, atlieka būtent tie patys robotai. Kiti yra, tarkim, humanoidiniai robotai, yra edukaciniai robotai. Tikriausiai populiariausi yra patys tie humanoidų robotai, nes jie yra panašus į mus ir tikriausiai žmonės ieško kažkokių tai panašių būtybių, kurios iš tikrųjų būtų panašios. Paėmus Japoniją, jam netgi yra būtinybė tų robotų, nes visa tauta yra senstanti ir jie mato, kad iš tikrųjų artimoje ateityje didžioji dalis jų gyventojų bus senyvo amžiaus ir jiem reikės pagelbėti. Taip, tarkim, Honda kompanija gana stipriai dirba ties robotika ir būtent robotais, kurie žmonėms pagelbės kasdienai. Tai paprasčiausiai tos atnešti, tarkim, kad ir pačias tas kažkokias tai daržovės ar maistą iš parduotuvės, pagelbėti kažką tai dienos ruošoje, galbūt pagaminti maistą. Tai tų robotų yra įvairių. Tas sudomėjimas iš tikrųjų kyla. Tarkim, netgi vakar buvau vienoj edukaciniai būtent konferencijai, kur būtent pristatymą vedė netgi robotukos Now, tai susidomėjimo sulaukė iš tikrųjų daug. Tikriausiai visi besiklausantis buvo įtempę ausis ir klausė, ką tas robotukas pasakys ir būtent stebėjo, kaip jisai juda. Tai iš tikrųjų susidomėjimas su robotika yra gana didelis ir žmonės to tikrai domisi. Kiek tų žmonių yra, tai sakyčiau nepakankamai. Ir manau, kad norint iš tikrųjų, jeigu ir netgi tikėtumės, kad tarkim Vilnius ar netgi Lietuva galėtų kažkaip tai galbūt netgi pradėti pirmauti robotiką, jeigu taip kada nors nutiks, tai tos susidomėjimų iš tikrųjų reikėtų tikrai daug daugiau iš visuomenės. Išsiaiškinome robotikos istoriją ir žinome, ko galime laukti ateityje, tikimės, kad Lietuva greitai pradės pirmauti robotikos srityje. O mes jums tarėme iki kitų kartų, kur ir toliau gilinsimės į robotikos paslaptis.